Eilinis penktadienis, kuris anksti prasidėjo ir tikriausiai anksti baigsis, bet kokia proga šitas video? Video šitas proga ta, kad vėl gavau butą už dyką. Tai einam parodysiu, ką turiu, ką pasidariau ir kas čia yra. Kėdainiai, Šėtos gatvė, Bambaram. Tai va, tai kol einu iki buto, trumpai, žodžiu, gavau vėl butą už dyką. Nu, tas už dyką, tai žinot, už dyką nieko nebūna. Gavau butą už skolas. Tai butas buvo pakankamai apleistas, tai įdėsiu čia va, kelias foto, kaip visas tas dalykas atrodė. Butas su skolom, nemokėtais mokesčiais, paimta paskola ir dar vėl nežino kuom. Bet liktai viską susitvarkiau. Šiandien gavau į rankas dokumentus. Tai dar apsimoku ten kelis tūkstančius likusių skolų. Dabar galvoju, pamiršau buto numerį. Nepamiršau, ok. Tai va, ir dar yra krūva visokių laiškų, krūva visokių mokėjimų, tai juos susitvarkau, susimoku ir realiai viskas. Beje, tas butas buvo prikrautas pilna šiukšlių. Nu, šiukšlių, daiktų, visokio velnio, visokiausių kvapų. Tai radau bachuriuką, kuris visą šitą man iškopė. Jisai beje žinau, kad žiūri mano TikToką, tai vat, jeigu jisai norės, tai galima iš tikrųjų į komentarus įmesti jo telefono numeriuką ir galit su juo susitarti. Taigi, dadam, tai ir mes. Op. Tai kvotelis dar yra, bet. Tai vat, žodžiu, ką chebra padarė, tai iškopė visą pilnai šitą butą. Kaip matot, likusios yra tik tai sienos. Čia, kas čia per fignia padaryta, nežinau, bet jeigu išsiaiškinsim. Tai vat, tokią čia turim situaciją, tokį turim butelį, iš kurio šiai dienai čia nieko gero. Bet laikas, rankos ir pinigai viskas tvarko. O jeigu ir tu turi nereikalingo, apleisto, areštuoto, paskolinio turto, gali man skambinti, manau, kad kažką tikrai pasiderinsim. O mano telefono numerį gali rasti visą laiką mano TikTok'e, Facebook'e, rasknamus.lt ir šiaip belekur. Paieškosi, įsivesi, mane tikrai rasi. Iki.